Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą ir šį kartą aš jums turiu paruošusi vlogą. Tai kągi, sveiki visi sugrįžę į mano YouTube kanalą ir aš grįžtu čia su vlogu jums. Čia pirmas mano vlogas šitam YouTube kanale. Ir šitas vlogas prasideda pirmadienį ir mes su šeima užturėjom atostogas į Druskininkus ir papasakosiu jums, kaip viskas man čia sekėsi. Važiavom taip mergaitiškai, tai aš, mama, mano brolio žmona ir mano sūnėnas, tai vienintelis mūsų berniukas. Išvažiavom apie 9 valandą ir neskubėjom, viską palietučiais važiavom, aplankėm dar važiuodami šiaip miestelius, kur gražiau, atskėrėm kavos, pavalgėm. Žodžiu, mes niekur neskubėjom. O čia aš jums mėginau parodyti savo outfit of the day, bet matosi manęs tik pusė. Ir čia visaip aš mėginau save parodyti ir tada sugalvojau, kad reikia tiesiog pakeisti angle. Ir dabar jau parodau visą savo pilną fitą, pasitaisiau kelnes, opa, ir turim, ką turim. Apranga šitam vlogė mano vis keisis, nes orai vis keitės. Tikrai buvo nuo pat šiandien tos dienos, kai filmuota, buvo gan šaltoka, iki pat karščiausio orų, kur maniau, kad vasara prasidėjo. Čia, kaip jau ir minėjau, turėjau užkandukų su mušteka su agurku ir tuomet keliavom pasižvalgyti. Čia mano sūnėnas tapu eina ir čia buvo, jeigu neklystu, Šiluva. Man atrodo, kad neklystu, kad čia Šiluva. Tiesiog labai graži didelė aikštė. Man labai patiko, labai tikrai gražiai atrodo. Ir tikrai, kai taip keliauji po Lietuvą, pamatai vis naujų miestelių ir vietų ir tikrai ne vieną sykį per šitą kelionę pagalvojau, kokia vis dėlto graži ta mūsų Lietuva yra. Nes tikrai, wow, kai kurios vietos tokios lyg stebuklingos, labai gražios. Ir bažnyčios visokios, taip, čia buvo Šiluva, aš pataikiau, ding. Va, čia meniškai nufilmavau Šiluvos ženklą ir mano sūnėnas ėjo paglostyti triušiuką. Čia aišku, kas be ko reikėjo apsilankyti ir tualete, nes ilga kelionė, tai tikrai stopų tualetuose būna ne vienas. Iki mūsų stotelės liko 126 km ir čia važiuoja. Ir dar privažiavom šitokią vietą, kur parašyta Lietuva tokia graži. Tikrai Lietuva be galo graži. Šita vieta, jeigu neklystu, vadinasi Harmony Park, nes galvojau, gal kažkam bus aktualu, kur yra šitas kalnas su šito užrašu. Ir čia irgi taip pat buvo labai gražu, didelė aikštelė automobilių. Ir čia truputėlį pabuvom, vėl pailsėjom ir toliau keliavom. Be to, šičia labai gražiai pražydusios sakūros. Man atrodo. Ir pagaliau pasiekėm savo poilsio vietą, apie kurią galiu tiek gerų žodžių pasakyti, nes pasaka ir vietos daug, ir patogu, ir gražu, ir ramu, nuostabu, žodžiu, apartamentai, geras miegas vadinasi Druskininkuose, per bookingą galite susirasti, aš paliksiu aprašyme, kur čia yra, nes tikrai siūlau visiems čia apsistoti, nes pasaka, aš tiesiog įsimylėjau Druskininkus būdama šitoje vietoje. Ir šeimininkai šitos vietos yra patys mieliausi ir fainiausi žmonės. O čia aš, kaip ir sakiau, jau pakeitusią aprangą, ruošiamės eiti į miestą, pasivaikščioti ir nueiti į kitų Druskininkų narcizų, kur visur dabar yra šnekama apie juos ir šnekama ne veltui, nes ten labai gražu. Tai norėjau pati savo akim pamatyti ir iš tikro, kadangi Druskininkuose nebuvau, nežinau, kai buvau maža mergaitė, paskutinį sykį buvau, tai kai pamačiau dabar, sakau, įsimylėjau Druskininkų miestą, tiesiog pamačiau, ant kiek gražus jis. Bet to šitą kitą dieną irgi išbandžiau pramogą.
Čia dar buvo palikti kiaušiniai nuo Velykų ir jie sakė, buvo labai gražiai apšviesti. Sakau, pasaka, druskininkai tokie susitvarkė ir tokie gražus, wow. Ir tas fontanas čia dieną taip gražiai atrodo, o vakariai jisai visą šviečia ir visokios dainos, palei dainas jisai čia šokinėja, sakau, wow, tiesiog labai labai gražus tas Druskininkų miestas. Ir diena ši buvo tokia pasakiška, tokia šilta, bet ne karšta, žodžiu, labai labai geras oras. Ir čia jau man grožis akim, kiek pražydusi visur gėlių ir kaip viskas gražiai atrodo, taip spalvinga, aš nežinau, man čia akis tiesiog žibėjo nuo to grožio, nes tikrai kaip faina, kai eini miestu ir tiek daug visur gėlyčių ir kvapų visokiausių, sakau. Tiesiog wow, pasižiūrėkite, kaip visur įspūdingai gražu ir pilna visur gėlių. O čia jau tie narcizų laukai, kurių atrodo žiūri, nesibaigia jie. Kai mačiau nuotraukas, tai atrodė, kad ne taip įspūdinga, kaip pamatai gyvai savo akim, nes tikrai atrodo nesibaigia tie narcizai, visur aplinkui, kur dairaisi, ten narcizai ir taip skaniai kvepia, pasaka, žinokit, tikrai rekomenduoju, jeigu turite galimybę, apsilankykite ten ir pamatykite savo akim, kaip atrodo tie narcizų laukai. Pasakyčiau, net čia vaikštant buvo toks jausmas, lyg būtum ne Lietuvoje, o užsienyje kažkur, nes tiesiog duoda tokį jausmą, bet čia mūsų lietuvėlė tokia graži ir tokia stebuklinga, pasirodo, gali būti. Čia į šitas anteles užsižiūrėjau ilgai, nes man taip cute atrodo, kaip su savo tom kojytėm jos tabalojas. Nežinau, man iš vis patinka vis pažiūrėti į tą gamtą, į jų gyvenimus, kaip jie įdomiai viską daro. O mes toliau tyrinėjom Druskininkus ir tikrai, sakau, vaizdai visur, kur tik pasižiūri, ten labai labai gražu. Be to, šitame restorane pavalgėme, čia vadinasi Sicilija, ir tikrai labai skanus maistas, galiu irgi rekomenduoti. Ir tuomet jau ėjome namučio ir dar eidami pamatėme visokių dalykų. Pavyzdžiui, kad vanduo gali pakilti ten iki tos sienos, nežinojau, atrodo, kaip taip gali būti, bet gali. Ir visokių jachtų, laivų, nežinau kaip čia pavadinti. Taip pat čia bėga šitas sūrus vanduo, su kurio man mama iškart sako, įsitepk savo pečius, kur po operacijų, nes turi numalšinti skausmą, tai išsitepiau. Visą laiką pamėginu viską, kas gali numalšinti man skausmą. Tai tokia mano pirma diena Druskininkuose ir einam į antrą dieną. Ir antra diena prasideda su puodeliu kavos, kaip kitaip. Ir kava labai skani buvo ir galėjai išeiti į lauką, į terasą. Aš visa užtinusi, patinusi, nes tikrai gerai miegojau, nes buvau pavargusi po dienos. O čia jau pasiruošimas vyksta šitai dienai, makiažai ir visa kita. Ir tokį išgavau look, kaip sakant, labai patenkinta, atrodo viskas. Taip gerai sekėsi ir makiažus daryti, ir outfitus susigalvoti. O čia mano antros dienos pirmas outfitas, nes, kaip sakiau, orai labai staigiai keitinėjosi ir šita diena buvo pati karščiausia iš visų dienų, kai mes ten buvome. Ir kai oras toks gražus, man visą laiką ir norėjos praleisti lauke, bet to čia aplinka labai graži ir labai ramu, tai pasaka tiesiog buvo šitoj terasoj būti. Čia, aišku, dar reikia pasimaivyti, pasižiūrėti, kaip makiažas atrodo, ar tikrai viskas gerai pavyko, bet viskas gerai pavyko. Ir mes šiandien važiavome iki miesto, nes reikėjo truputėlį į Pepko, nes kadangi taip karšta, reikėjo truputėlį drabužėlių laisvesnių sūnėnui, tai nuėjome į Pepko. O jau po Pepko ėjome į kitą parką pasivaikščioti ir ėjome per tokią alėją iki pat to parko ir sakau, oras jau buvo gan karšta, čia buvo rytas,
Bet to pamiršau, kaip vadinasi šitos gėlės, bet kvapas nuo jų, wow, žinokit. Pasaka, eini tiesiog ir kvepia visą tą alėją nuo šitų gėlyčių. Ir man jos tokios gražios, sakau, pasaka. O čia jau priėjome šitą parką, šitas bokštas uždarytas, bet čia įėjimas į parką ir Druskininkų Kadineikos sveikatingumo parkas vadinasi. Man šitas parkas labai patiko, jis labai gražus, irgi visur pilna gėlyčių ir labai sutvarkytas. Čia truputėlį su mama palaipiojom kaip vaikai per šitas, nežinau kaip čia pavadinti, voratinklius šituos. Tai man labai patiko. Tada dar nusileidau per čiuožyklą ir su Nėna savo prajuokinau. Ir toliau ėjom vaikščioti, sakau, parkas, tai labai toks ramus ir fainas. Tuomet papietavom ir aš persirengiau ir ėjau basomis tiesiog pavaikščioti per žolytę, kaip sakant, atsigauti, atgauti jėgas, pamedituoti gal šiek tiek, kaip sakoma, kai leidi savo pėdas į žemę, lyg šaknis kaip medis įleidi, pamedituoji, nusiramini, labai geras dalykas, rekomenduoju visiems. Ir be to oras jau buvo visiška vasara, o čia jau, kaip ir sakiau, mes išbandėme šitą pramogą, tai kilimą šituo dalykėliu, lynų kelias vadinas šita vieta, kur kilti galima. Ir man labai patiko šita pramoga. Aš nebijau aukščio, gal kas bijo aukščio, tam baisu, bet va čia nufilminau visą atgal kelionę, kaip viskas atrodo. Ir man labai patiko, labai, sakau, kaip užsienį jausmas. Vat per tuos, kai stulpus pravažiuoju, truputėlį taip labiau sujuda, bet sakau, labai faina, labai amazing. Ir čia, kai į pirmą pusę, kaip sakant, atsikeli, užlipti galima į tokį didelį apžvalgos bokštą ir apžiūrėti dar Druskininkus taip iš labai aukštai ir irgi čia, wow, pasaka, kas nebijo aukščio, tai tikrai rekomenduoju apsilankyti čia. Ir kai jau grįžome iš po šitos pramogos, važiavome truputėlį su mašina pasižiūrėti kitų vietų ir čia yra Luškevos piliakalnis, jeigu tai perskaičiau. Čia tų piliakalnių yra, Liškevos piliakalnis, atsiprašau. Čia tų piliakalnių yra ne vienas, tai tiesiog labai fainiai atrodo ir pamatyti galima, čia yra pilies liekanos, kiek skaičiau. O čia mes jau persikėlėme, nuvažiavome į bažnytėlę tokią. Nežinau, vienuolyną ir bažnyčią, ne bažnytėlę, bažnyčią visą. Man jinai labai gražiai atrodo, tokia rožinė ir, nežinau, tiesiog labai išskirtinė tokia bažnyčia. Labai išsiskiria ir ant kalvos tokios, labai gražiai atrodo. Ir šitą bažnyčią ir vienuolyną mes sugrįšime dar kitą dieną, nes tą dieną jau nebeveikia ekskursijos, o mes norėjome ten nueiti į požemius po bažnyčią. Tai dar grįšime čia. O čia, kaip sakiau, tas fontanas, kaip jisai atrodo, kai sutemsta. Čia dainos visokios groja ir jisai labai gražiai šviečia. O čia jau trečia diena. Nemeluosiu, jau trečią dieną aš buvau gan pavargusi nuo viso vaikščiojimo judėjimo, nes vis tiek, kaip sakant, man su liga nėra taip paprasta tiek daug keliauti, bet aš labai norėjau viską pamatyti, tai stengiausi, kaip sakant, nepasiduoti ir keliauti, o čia ta pati bažnyčia jau kitą dieną ir kaip matote, kaip čia viskas gražiai atrodo ir dar dangus toks buvo, tai wow. Tai mes nuėjome tą ekskursiją, bet ten nefilmavau nieko, nes kažkaip keistai jutaus, jeigu filmuočiau. O čia mes prie kito piliakalnio. Ir čia irgi labai gražiai atrodė viskas ir čia tekėjo vanduo ir čia reikėjo gan daug palipti į šitą kalną, tikrai pavargau, bet tikrai verta buvo dėl šito vaizdo, tiesiog wow, čia susilieja dvi upės, tai labai gražiai atrodo. Ir tuomet dar palipėjome į apžvalgos bokštą ir irgi buvo verta dėl šito vaizdo, tiesiog pasaka kaip atrodo.
ir tikrai buvo daug lipimo, tai tikrai kojytės gerai pasportavo tą dieną, nes labai daug laiptų buvo pralipta. Ir va, kaip šitas bokštas atrodo iš apačios. Ir tuomet mes važiavome iki Merkinės piramidės. Ir čia man iš tikrųjų labai patiko, nors nesu tokia labai tikinti, bet šitoj piramidėj man buvo tiesiog labai ramu ir gera, tai labai patiko. O čia tos pačios dienos jau vakaras, nes kai grįžau, aš žinokit, užmigau miego ir nežinau, kiek valandų pramiegojau. Ir kai atsibudau, tiesiog norėjau eiti dušą, išsiplaut galvą ir vėl eiti miegot. Kaip sakant, visas tas vaikščiojimas tikrai mane išvargino, o čia aš jau susisukus plaukus garbanom naktiniam ir jau buvau pasiruošusi eiti miegučio, nes buvau pervargusi visiškai. O čia paskutinė 4 diena, susiruošėm ryte ir laikas bus palikti šitą nuostabų place. Man tai patiko, čia tiesiog norėčiau atrodo gyventi čia, nes žiauriai patiko Druskininkų visas miestas, o dar ta vieta tai tokia išvis rami ir faina, sakau, pasaka čia, tikrai rekomenduoju visiems apsistoti, kas turite galimybę ir atsigerti kavytės tokioje ramumoje. Ir mes keliavom po truputį namo grįžome palei upę, tai labai gražus vaizdai buvo, dar užsukame į Alytų. Ir tokia ta mano kelionė ir toks tas mano pirmas vlogas YouTube'e. Nepamirškite manęs pasiekti Instagrame ir TikTok'e. Ir ačiū Jums labai, kad žiūrėjote ir iki kito mano video.